atvykę į Eglės virtuvę. Gaminam šiandien pusryčiam kiaušinienę. Čia 3 plakti kiaušiniai, čia dar plaksiu, čia salatytės, čia nepaklotos lovas ir džiūstantis rūbai. O mano vyrai išėjo kažkur tenai pasivaikščioti, kol mama pusryčius padarys. Tai mūsų gražus rytas. Važiuojam, mes va ten buvom. Gražu. Va. Atsisveikinam. O, supynės. Supynės. Ateisim po supynių. Buvom prie jūros valandytę, bet šiaip labai karšta. Atvažiavom iš tenai nuo kalniuko, nuo tų uolų nusileidom, bet kemperiukas, džiovykla, buitekas vis tiek lieka ir kemperių buitekas, tai va džiūsta rūbai visi, kur. Ir šiaip labai gražios uolos matos. Va kokios gražios uolos. Kur toli mes nenuvažiavom, apsiprekinom Arkadonui. Va. Valgysim vidury stovėjimo aikštelės. Taip. Arijus vėl salatyčių pasiėmė, aš pasiėmiau gazpačio, pasiėmėm Cezario saloto. Nusipirkom, atradom vieną tą vienkartinį kepimo grotelės. Aš pasiėmiau dar tūno pyragas. Mama, tai ten, kaip prisiminiau tą receptą, kai tu kepdavai ten iš tos tešlos trupininės. Tai vėl, nusipirkom tas grotelės. Kepsim burgerius. Tai va. Burgerė! Skanaus. Važiuojam autostradą, šiuo metu toliau nuo jūros varom, biškai žemyninę dalį. Šoferiukas, pavalgėlis. Jaunam. Reikyti. Čia vienas kalniukas matosi. Kylam kažkur aukščiau virš jūros lygio. Ten tolumoje matosi dar vienas kalniukas. Pervažiuoti mums reikia Totaną miestelį, miestą gal, taip teisingiau. Ganėtinai tokios siauros gatvės, mes kylam į viršų kažkiek tai. O, vietinė moteriškė. Čia matyti kokius kaip į senamiestį važiuojam, kaip ir centrinė aikštė, kad yra bažnyčia. Jo, čia bažnyčia, čia bus matyti tikrai centrinė aikštė. Tai va. Ir važiuojame toliau. Visai gražu. Va, galima pasižvalgyti. Sveiki, keliai.
vaizdas atsiveria visai kitokia Ispanija. Ne tokia pilka, ne tokia ruda, o kaip tik žalia. Va, miškai, kalnai. Mes į kalną kažkokią aukštį kilom, net neįsivaizduoju kokį. Ir dar sukam serapinais. Aukštyn, žemyn, į viršų, į apačią kilom. Koks ten miestelis. Ten su sena bažnyčia atrodo. Ant šlaito, ant kraterio. Čia kaip kanjonas visas atsiveria. Visas kanjonas net nesimato. O dabar leidžiamės į apačią. Tiek kilom, o dabar leidžiamės į apačią. Gal ir pasiliksim. A ten, kur žalia, galvoju, kad pasiliksim. Miestas kaip ant šlaito atrodo. Čia man dabar kaip ispaniška Italija atrodo. Namukai, kalniukai. Vynuogynų čia betrūksta. Ir varom į degustaciją. Ai ne, iš to miestelio, kur ant šlaito išvažiavom, bet gal rytoj aplankysim. Jis to dar nežino. Atsibus eidamas. Ar jau einam? Nu, pilieti. Žengte marš. Mūsų atžala giliai nepatenkinta. Bet va, mes atvarėm į tarpeklį. Leisimės ten į apačią pasižiūrėti, kas gero. Kalnuota vietovė. Va, žalia, kalvota, kalnuota, plus 30. Bet nieko. Lipam kažkur į bedugnę. Vaikas biški piktas, bet nieko tokio. Į apačią jau atėjom. Į apačią atėjom. Čia vėsu. Ką? Čia kažkokios senos sienos dar. Mes jau viršui. Iš viršaus atėjom.
Leisimės čia į apačią? Gerai. Gerai, kabatus apsimovėm normalius. O, čia matyti tie, kur baltą mašiną pasistatė. Va. Keičiam rakursą. Lendam giliau. O, čia kaip stalaktitai. Tik baisiai daug kniūsių skraido. Matytų žuodę šviežią mėsą. Laikyti. O, kaip čia gera. Čia vėsu. Toliau išlindom iš urvų ir einam. Einam takučiu. Biškį ten daug kniūsių. Bet kažką. O, griuvėsiai. Kaip užkandžiotas. Griuvėsiai. Matyti kaip tiltukas. Ar tvora. Ne, čia akvedukas. Vandenį matyt leisti iš kalnų. Ir einam toliau. Mes iš ten atėjom, leidomės. Per tas visas salas ir čia toksai kaip kanjonas. Na, ir žygiam. Nu, gal einam į kemperą filmuoti. Ką tu ten veiksi? A, jau valgyt nori. Sargiai neužsikabink už. Čia va, matai spigliuotas. Kas čia toks? Čia? Čia įvažiavom į tą Aleto miestelį, kuris buvo kaip ant keteros. Važiavom pasižiūrėti, šiek tiek primena Brazilijoje, kur buvom Gojas miestelį. O čia tai filmuoju. Pamojavau dedukam. Čia gatvė. Kaip italų?
Ištilpsi. Pro mane ištilpsi. Ir tiesiog gali biškai į mano pusę vėl. Ir važiuok tiesiai. Mama, Artūras važiuoja taip, kaip aš Madeirai. Nu. Čia fainai ten vaizdas buvo. Va, pro šitą siaurą gatvelę čia, kur važiavom su mašina. Galiausiai pasistatėm ir atpėdinom. Mama, Taip, klausau. čia prieš 20 metų kariavosi Su kuo? Rusija. Su Rusija? O kas su kuo kariavo? Nu, va šitas pilis, Taip. šita pilis, kariavosi su Rusija. Aha. Pusė buvo Rusijos pusė šitos Taip. pusės. Ir jie kariavosi dar su tankais. Čia iš vienos pusės atvažiavo tankas ir iš kitos pusės. Ir pradėjo karą daryti. Supratau. Ačiū sūnau už istoriją. O kai baigėsi šitas karas, tada namai buvo pastatyti. Aišku. Ačiū tau. Buvo baigtas karas, tai tada nebūdavo žmonių. Jūs istorija apie karą baigės. Galim parodyti vaizdų. Nebent toj mažas pilietis grįš. Va tokiam siaurom gatvelėm važiavom. Ir va čia važiavom. Ir pravažiavom. Šiaip ne taip. Tai va ta pilis, kuri stovi ant uolos krašto. Ir labai tikrai gražus vaizdas atsiveria. Mažas miestelis, einam kalnais pakalniam, mažas siauros gatvytės, ten nuo kalno nulipam, va ten, kur šviečia. Tai vat nuo tenai ir dabar lipam vėl į kalną, vyrai jau priekyje. Va, gražios langinės, siauros gatvytės. Dabar nežinau, gal kokie 23-20 keli laipsniai, bet taip netgi miela, malonu vaikščiot. Įsivaizduokit, va. Mama primena tą visą Madeirą. Tokiais įgaliniam važiuoti. Va. Ir grįžtam pas savo kemperiuzą. Mielas miestukas ir jūsų operatorius. O, kiek vietkų. Žinau. Ja, mes čia tokį ratuką apsukam aplinkui. Nu ir žiūrėsim. Jei pasigendat idėjų, namas plytelėm grįstas. Va. Tai vat mes į tą siaurą gatvelę va čia ir įvažiavom, kur galvoja Artūras, kad užstriks, rankos kojas prakaitavo. Bet karienė, vyras mano laukia prie baro, kad gautų alaus. Kiek alaus nori? Vieną. Por favor, pamiršai pasakyti. Izvinite. Uno cerveza, por favor.
Tai va, Haris atsisakė burgerį. Ir mes vėl kepam vakarykštę vakarienę, vištą, makaronai ir salotus. O makaronų! Tai aš tau ir sakau, kad tu atsisakei burgerių ir aš dėl to verdu vėl makaronus. Tai uno cerveza? Sí. Uno cerveza. Uno cerveza. 3 euros. Por favor. Gracias. Patinka makaronai? Skanu? Tėti, pavaidink Gustavą. 5 žvaigždės. Tik iš manęs gavos. 5 žvaigždės. 5. 5 iš 5. Ačiū. Nu va. Aš geriau pavaidinau. Makaronai, salotai. Tuoj parakas. Tuoj nugriūsiu. Mūsų Gustavas. Nu va, įsikūrėm, pavalgiam ir miegosim šalia viešbučio. Pamajok. Jo, ir įsikūrėm šalia kažkokio tai viešbučio. Be galo ramu. Iš vakarykštės jūros, tai kažkaip labai keista. Viena kita mašina pravažiuoja, Artūras sakė, ten šiaip labai gražus kompleksas yra. Tai reikės pasivaikščioti.